Tem uma coisa acontecendo dentro da Rússia que devia preocupar Putin mais do que qualquer. As tropas russas tomaram Pokrovsk. Ir gali būti, kad šis vardas jums nieko nesako. Bet Rusijoje tai turėjo būti milžiniška. Pokrovskas buvo miestas, kurį Putinas prisiekė užimti. Centras, apie kurį jis aiškiai pasakė, kad atvers kelią Rusijai, turėjo praryti likusią rytų Ukrainos dalį. Propaganda tai šventė. Tai buvo lūžis. Tai buvo įrodymas, kad Rusijos karo mašina pagaliau pralaužė Ukrainos gynybą. Tačiau tada atėjo kitas mėnuo. Ir dar kitas. Ir tos durys, kurios turėjo atsiverti, tiesiog neatsivėrė. Ir tai, kas turėjo būti didžiausia Putino pergalė tais metais, atskleidė visišką priešingybę. Užimti svarbiausią karo miestą Beveik nieko nepadėjo. Nes šituščia pergalė atskleidė tai, ką Putinas 4 metus bandė nuslėpti. Ir tai nėra mūšio lauke. Tai yra pačioje Rusijoje. Kad suprastumėte, kodėl tai taip rimta, turite žinoti, ką reiškia Pokrovskas. Nes tai nebuvo bet koks miestas, tai buvo logistikos centras. Vieta, kur susikerta keli tiekimo keliai. Kas kontroliuoja Pokrovską, tas kontroliuoja viską, kas patenka ir išeina iš didžiulės rytų dalies. Todėl Rusijos generolai sakė, kad jei miestas kristų, visa likusi Ukrainos gynyba taip pat sugriūtų. Kaip domino kauliukai. Dėl to Putinas daugiau nei metus metė viską, ką turėjo prieš ją. Ir jis to neslėpė nuo savo tautos. Praėjusių metų pabaigoje Putinas viešai pareiškė, kad pusė miesto jau užimta, kad tai tik savaičių klausimas. Kad Pokrovskas kris iki žiemos. Jis pavertė tą miestą asmeniniu pažadu. Jis pastatė savo paties patikimumą ant kortos dėl jos. Ir čia slypi problema. Nes Rusijai prireikė beveik 2 metų, kad šioje srityje pažengtų mažiau nei 50 kilometrų. Kad suprastum, ką tai reiškia, šis tempas yra lėtesnis nei kruviniausios Pirmojo pasaulinio karo puolimo operacijos. Prieš daugiau nei 100 metų tūkstančiai kareivių mirdavo, kad per dieną užimtų vos kelis metrus purvo. Nes Rusijos armija 21 amžiuje su dronais ir palydovais žengė dar lėčiau nei anuomet. Ir Putino nustatytas žiemos terminas atėjo ir praėjo. Ir miestas dar kelis mėnesius išsilaikė. Ir kai ji pagaliau krito, įvyko tai, ko niekas Rusijos propagandoje nesitikėjo. Nieko. Frontas nepajudėjo. Domino nenukrito. Ta duris, kurios turėjo atsiverti, liko uždarytos. Generolai, kurie žadėjo Ukrainos žlugimą, liko žiūrėti į žemėlapį, kurios spalva beveik nepasikeitė. Ir jei užimti svarbiausią karo miestą nieko nepakeičia, tai nėra stiprybės ženklas. Tai pirmasis daug didesnės problemos simptomas. Jei tokia tiesioginė karo analizė yra tai, ko ieškai, užsiprenumeruok kanalą. Nes būtent tuo mes čia ir užsiimame. Nes kol Rusija sustodavo, Ukraina darydavo priešingai. Pasak paties Ukrainos kariuomenės vado, per 30 dienų Ukrainos pajėgos atgavo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos. Kitaip tariant, ta pusė, kuri turėjo žengti į priekį, traukėsi atgal. Ta pusė, kuri turėjo žlugti, atsiėmė teritoriją. Ir būdas, kuriuo Rusija dabar bando žengti į priekį, pasako visą istoriją. Pamirškite tuos vaizdus, kur tankų kolonos rieda atvirų lauku. Tai baigėsi. Šiandien Rusijos puolimas vykdomas mažomis grupėmis. Kartais 1 ar 2 vyrų grupėmis. Jie infiltruojasi pėsčiomis, slapstosi rūsiuose ir griuvėsiuose, stengdamiesi likti dronų nepastebėti, kurie stebi kiekvieną dangaus metrą. Karo mašina, kuri turėjo pervažiuoti per Ukrainą, virto tuo. Vieni vyrai vaikštantis, besimeldžiantis, kad jų nepastebėtų. Tai nėra puolimas. Tai desperatiška infiltravimas. Tai kelia akivaizdų klausimą. Jei Rusija nebegali užimti teritorijos tradiciniu būdu, naudodama žalią jėgą, kaip ji vis dar ketina laimėti šį karą? Atsakymas visada buvo vienas. Alinimas. Putino planas niekada nebuvo pergudrauti Ukrainą. Esmė buvo turėti kiekybinę persvarą.
Idėja buvo paprasta ir žiauri. Rusija turi daug daugiau žmonių, taigi tai reikia keisti kareivį už kareivį, nuostolį už nuostolį, kol kita pusė nebeturės su kuo kovoti. Nesvarbu, kiek rusų žus pakeliui, svarbu, kad ukrainiečių pirmiau pritrūktų. Mesti vis daugiau žmonių, kol problema dings. Tik šis skaičiavimas ėmė rodyti ženklus, kad jis nebesueina. O skaičiai yra bauginantys. Analitikai, kurie atidžiai stebi Rusijos karą, pradėjo perspėti, kad pirmą kartą Rusija gali prarasti karius greičiau, nei sugeba pritraukti naujų. Sustok ir pagalvok, ką tai reiškia. Strategijai, kuri visiškai priklauso nuo to, kad turėtų daugiau žmonių už priešą, tai reiškia, kad skyla pats pamatas. Ir ne dėl to, kad nebandoma. Rusija siūlo maždaug $80 000 tiems, kurie pasirašys sutartį ir eis kovoti. Tai daugiau nei 4 kartus viršija vidutinį rusų metinį atlyginimą. Tai didžiulė suma. Ir ne taip. Šių metų pradžioje verbavimas sumažėjo 20%, palyginti su praėjusiais metais. Pasiūlyta suma kaip niekad didelė. Ir vyrai tiesiog nebeateina jų pasiimti. O norėdama užpildyti vis tuštėjančias gretas, Rusija gramdo dugną. Šiandien didelė dalis naujų rekrūtų yra iš pačių pažeidžiamiausių visuomenės grupių. Kalėjimuose laikyti kaliniai paleidžiami tiesiai į frontą. Žmonės paskendę skolose iki kaklo sutinka eiti į karą mainais už skolų atleidimą. Imigrantai spaudžiami. Pridėkime prie to ištisas bangas karių, siunčiamų iš Šiaurės Korėjos kovoti kare, kuris nėra jų. Tai nėra sveikos ir pasitikinčios kariuomenės elgesys. Tai daro kariuomenė, kai ji desperatiškai bando kompensuoti netektis greičiau, nei jie įvyksta. Ir jai tai nesiseka. Tačiau yra viena detalė, kuri rodo, kad pats Kremlius puikiai žino tikrąją problemos mastą. Tiesa ta, kad Putinas galėjo išspręsti vyrų trūkumą vienu parašu. Jis galėjo paskelbti visuotinę mobilizaciją, priverstinai pašaukti visus. Per mėnesį pririnkti į kariuomenę mines žmonių, bet jis to nedaro. Priežastis? Baimė. Nes paskutinį kartą, kai jis bandė kažką panašaus, 100 000 rusų susikrovė lagaminus ir per naktį pabėgo iš šalies, užuot paėmę ginklus. Taigi pagalvok apie situaciją. Putinas labiau bijo savo paties tautos reakcijos, nei to, kad fronte pritrūks karių. Šis žmogus turėtų būti savo galios viršūnėje. Ir skilimas vyksta ne tik tarp paprastų žmonių. Jis yra ir tarp žmonių, kurie padėjo visą tai sukurti. Yra žmogus vardu Igoris Girkinas. Ir jo vardas svarbus, nes jis nėra Putino priešas, bent jau nebuvo. Girkinas buvo vienas pagrindinių Krymo aneksijos 2014 metais veikėjų. Jis buvo vienas iš tų, kurie padėjo įgyvendinti karo projektą, atvedusi Rusiją iki šios vietos. Jis buvo komandos narys ir tada jis pradėjo kalbėti. Jis pavadino Putiną nevykėliu. Jis aiškiai pasakė, kad Rusija neištvers dar 6 metų tokios valdžios. Jis pasakė, kad Putinas yra bailys ir vidutinybė. Ir žinai, kas jam nutiko? Putinas liepė jį suimti. Ir ne tik suimti. Nuosprendis dar uždraudė Girkinui naudotis internetu, kad galutinai užčiauptų jam burną. Vyras, kuris padėjo Putinui užimti Krymą, dabar yra kameroje. Jam uždrausta kalbėti, nes jis pasisuko prieš vadovą. Kai net tie, kurie kūrė tavo valdžią, pradeda tave vadinti nevykėliu. Kažkas giliai viduje įskilo. Bet tarkime, kad tau netgi pavyktų surinkti vyrus. Tai yra dalis problemos. Tau vis tiek reikės pinigų, kad galėtum finansuoti visą šį karą. O Rusijos pinigai turi tik vieną vardą – naftą. Nafta palaiko vyriausybės biudžetą, iš kurio mokami karių atlyginimai ir perkamos raketos. Mutra naftą ir nutrauksi karą prie šaltinio. Ir būtent ten Ukraina nusprendė taikytis. Pastaraisiais mėnesiais Ukrainos dronai skrenda 100 kilometrų į Rusijos teritoriją ir atakuoja naftos perdirbimo gamyklas. Tai vietos, kur žaliavinė nafta virsta tikrų kuru. Ir tai nėra vienas ar kitas išpuolis.
Per vieną vienintelį mėnesį įvyko daugiau nei 30 tokių atakų. Tai didžiausias skaičius nuo karo pradžios. Rezultatas yra žiaurus ir jį galima išmatuoti. Блядь! Нихуя себе! Rusijos kuro gamyba smuko iki žemiausio lygio per beveik 20 metų. Milžiniškos naftos perdirbimo gamyklos, aprūpinančios ištisus regionus, tiesiog nustojo veikti. Ir tada įvyksta scena, kuri viską apibendrina. Rusija – viena didžiausių kuro eksportuotojų visoje planetoje. Šalis, kuri praturtėjo pardavinėdama energiją pasauliui. Turėjo pradėti importuoti benziną laivais. Šalis, kuri aprūpina pusę pasaulio, nesugebėjo apsirūpinti pati. Ir tai neliko tik vyriausybės lentelėse. Tai pasiekė realų gyvenimą. Daugelyje Rusijos regionų vairuotojai pradėjo susidurti su nesibaigiančiomis eilėmis. Ir daugelyje degalinių nebeliko nė lašo kuro pardavimui. Karas, kuris turėjo vykti toli Ukrainoje, pasirodė čia pat, degalinėje už kampo. Ir problema nesibaigė vien tik kuru. Pati Rusijos vyriausybė buvo priversta pripažinti, kad ekonomika sulėtėjo. Oficiali šių metų augimo prognozė buvo sumažinta nuo daugiau nei 1% iki mažiau nei 0,5%. Ir metų pradžioje ekonomika netgi susitraukė. Naftos kainų augimas užsienyje, kurį paskatino įtampa artimuosiuose rytuose, kol kas padėjo užkamšyti dalį šių biudžeto skylių. Tačiau tai laikinas palengvėjimas. O žala naftos perdirbimo gamyklose yra struktūrinė. Pašalink naftą iš lygties. Ir tai, kas lieka, yra ekonomika, braškanti keliose srityse vienu metu. Taigi pažiūrėk, kur Putinas atsidūrė. Frontas įstrigęs. Kareiviai dingsta, net kai ant stalo guli turtai. O dabar net ir pats pinigas, kuris viską apmoka, senka pačiame šaltinyje. 3 dalykai, kurie 4 metus laikė šį karą, griūva vienu metu. Ir tada kyla klausimas. Kas lieka vadovui, kuris prarado įrankius, bet kuris jokių būdų negali pripažinti pralaimėjimą savo tautai? Lieka parodyti jėgą kitur. Ir čia istorija tampa iš tikrųjų pavojinga. Jei Vladimiras Putinas nebegali laimėti mūšio lauke ir negali to pasakyti rusams, jam desperatiškai reikia naujo galios įvaizdžio. Kažko, kas priverstų pasaulį, o ypač jo tautą, ir toliau manyti, kad jis vis dar valdo. Kad jis vis dar stiprus. Kad jis vis dar kontroliuoja situaciją. Ir būtent tada Rusijos dronai pradėjo kristi kitoje sienos pusėje, NATO teritorijoje. 2023 metų gegužę Rusijos dronas kirto sieną ir pataikė į daugiabutį Galaksijos mieste Rumunijoje. 2 žmonės buvo sužeisti. Ir tai turi istorinę reikšmę, kurią lengva nepastebėti. Tai buvo pirmas kartas per beveik 4 karo metus, kai Rusijos dronas sužeidė žmogų NATO teritorijoje. Riba, kurios visas pasaulis bijojo, kad bus peržengta, buvo peržengta. Ir Rumunija nėra bet kokia šalis šiame pasakojime. Ji yra NATO narė. Pagal alijanso taisyklę, išpolis prieš narį gali būti laikomas išpoliu prieš visus 32. Ir Rumunija nėra išimtis. Pastaraisiais mėnesiais dronai nuolat krenta ir pažeidžia Lenkijos, Estijos, Latvijos oro erdvę. Sustokite ir pagalvokite, ką tai atskleidžia. Matote, karas tapo toks intensyvus, tiek prisotintas dronų, skraidančių į visas puses, kad jis tiesiog persilieja per kraštus į šalis, kurios net nekariauja. Ir tuo pačiu laikotarpiu Rusija pagrasino surengti sistemingus išpolius prieš Ukrainos sostinę ir surengė karinius mokymus su savo branduolinėmis pajėgomis. Tiesiog priminti visiems, kad turi didžiausią atominių bombų arsenalą planetoje. Ir žinai, kas slypi už to? Jungtinės Amerikos valstijos. Taip yra todėl, kad Jungtinės Amerikos valstijos visada buvo pagrindinis Rusijos stabdis. Bet dabar jų dėmesys yra padalytas. Iš dalies jie buvo susitelkę į karą su Iranu. Ir tai prisidėjo prie vėlavimo, siunčiant svarbias oro gynybos sistemas Ukrainai.
Putinas tai pamatė kaip galimybę, akimirką, kai pasaulis žiūrėjo į kitą pusę. Ir jis nusprendė veikti. Tik NATO neliko nuošalyje stebėdama. Aljansas paspartino oro gynybos sistemų siuntimą į rytinę sieną. Ir pradėjo visą operaciją skirtą stebėti ir saugoti šį flangą. Šalys, kurios daugelį metų laikė karą tik kaimynų problema, dabar skuba apsaugoti savo pačių dangų. Iš vienos pusės imperija braškanti iš vidaus. Be kareivių, be kuro, be pažangos. Iš kitos pusės didžiausia karinė sąjunga pasaulio istorijoje. Jie juda, ginkluojasi, ruošiasi. Ir abu vis artėja vienas prie kito. Ar matai kokio tai masto? Didžiausia metų pergalė rusams daug ko nepakeitė. Pinigai nustojo pritraukti kareivius, net ir Putinui siūlant turtus. Ir nafta, kuri finansuoja visą karą, yra puolama. Iki to, kad Rusijai tenka pirkti benziną iš užsienio. Viskas, kas 4 metus palaikė šį karą, dabar griūva. Tuo pačiu metu. Ir būtent čia slypi tikroji grėsmė. Nes žmogus, kuris negali pripažinti pralaimėjimo ir neteko turėtų įrankių, turi rasti ką nors kitą, kad parodytų savo jėgą. Ne Ukrainai, o savo paties tautai. Ir būtent tai paaiškina dronus, kertančius NATO sieną. Grasinimai Ukrainos sostiniai. Branduolinės pratybos. Visa tai nėra Putinas savo galios viršūnėje. Tai yra tai, kas lieka, kai viskas kita jau žlugo. Ir galbūt niekas geriau neapibūdino Putino situacijos nei pats Zelenskis prieš kelias dienas. Jis pasakė, kad Putinas nebijo Ukrainos, nei NATO, nei sankcijų. Ko Putinas iš tikrųjų bijo? Tai milijonas Rusijos karių, kurie vieną dieną grįš namo ir užduos tik vieną klausimą. Dėl ko mes kovojome? Dabar noriu sužinoti tavo nuomonę. Ar manai, kad ši Putino eskalacija prieš vakarus yra šalto stratego apskaičiavimas, ar jau kontrolę praradusio žmogaus desperacija? Parašyk apačioje, ką manai. Iki kito vaizdo įrašo.